Nu į labą vakar. Tai buvo žmonių, katrai norėjo padaryti apžvalgą, tai apie to. Tai kol kas apie to dar nedarysiu, padarysiu apie to. Tai susipažinkit, čia yra Honda VFR 1200F. On save daugmaž 5-6 metus, tai buvo gaminams pradėts gaminti 2.9 ir baigts gaminti 2.16, bet dar 2.17 buvo pardavimi. Ir 2.10 tik galėjo įsiginti, nes 2.9 tik tą pradėjo jiems gaminti 2.9 pačiam gal. Tai va, variklis yra litrus ir 237 kubika, 127 kW ir 129 Nm, kas yra velnioniška daug. Jeigu palygins pagal Adventure mocus, tai kiek tiek domėsi, turbūt tik tą du motociklai ir galingesnį, tai ir kitiems 129 Super Adventure ir dabar naus GES štuka 300. GES'as gal tortina apie 20 N daugiau, bet mažiau kilovatų. O kitiems torberots 8 ar 9 N daugiau negu tas VFR's. Kas ir labai gera važiuojant viskas serpantinas ir panašiai. Taip, variklis yra V4 67 laipsnių. Kodėl jis 67 laipsnių? Todėl, kad jis ir norėts patalpinti ton kėbul ir variklis ir šiek tiek pastumts atgal, kad būtų trumpesnė ratų bazė ir šiek tiek žemesnį cilindrą ir. Tai va, variklis ir labai patikiams. Sona žmonės važiuojam labai daug. Jeigu palyginimų, sakykime, Bretvas ten važiuojam, 80 000, 90 000. Būn važiuojam daugiau, būn važiuojam 150 000, bet jau labai prižiūrėti turėtų ir nesidraskyti, aišku. O tai įprasta važiuojam 250 000, be jokių problemų, be jokių grundien keitimų ten ir panašiai. Vožtuvus pasireguliuoti, jo. Bet foruma sako, kad ir žmonių, katrai važiuojami po 400-500 000 km sonas. Tai variklis yra, aišku, vykis, kaip ir daugumas Hondų, sakykime, beveik visų Hondų ir ten kelias Hondelis, kur biškai mažiau pavykti į variklę, bet iš esmės variklis labai vykis, kai ir konkurencingas. Tai va, tai apie ton variklį, nežinau, ko aš daugiau galiu papasakoti, norėčiau labiau papasakoti iš savo patirties apie motociklą, ne tai kon gamintos deklaruoju, nes kon gamintos deklaruoju turbūt kiekvienas gali čia prieiti tos informacijos gauti labai daug. Forumus ta informacija dar labiau skirtinga turbūt ir. Kokie pliusą? Man kaip nedidelio žmogelio labai patogus, išskyrus, kad norėčiau gal šiek tiek runkenėlių aukštesnių. Ir aišku, pirkti Helibars runkenėlis. Kaina nėra maža. Už tas 2 runkenėlis reiks susimokėti apie $400 susiuntimu. Aišku, važiuoti būtų patogiau, bet nežinau, norėčiau pasibandyti realią, kad nusipirkti tas runkenėlis, jeigu iš tikrųjų apsimokant pirkti. O šiaip tikrai ir patogia. Sėdien ir aftermarkets, nes ta original sėdien tikrai nėra labai patogi, ir biškai ir slydė. Ir daug kilometrų neprasoktim to sonau. Ta sėdien ir minkšta. Galbūt šiek tiek aukštesnį, aš buvau ant senų užsėdėjęs, biškai pabandžiau. Šiek tiek aukštesnį, bet šiaip patogesnį. Ypač aukštesniam žmogui. Aš, kad atsisėdau, man nereik čia atsiremti, aš šiek tiek į priekį, bet aukštesnis žmogus turėtų čia sėstis. Ir nežinau, aukštesniam žmogui turbūt gal ir nebūtų labai patogus. Aukštesnis žmonės renkas Adventure mocus. Mane labiau patinka tokiai tarp Bretvų ir Adventure.
Norėčiau, aš galbūt ir adventure kažkada. Bet su to labai patogiai keliaunas maniai, labai galingas. Man patinka biškai greitis, neslėpsiu. Ir jo, autostrados labai greta važiuonas, sonau, vis nedauža. Aišku, minusų ir šiokių tokių, jeigu vasarą važiuojant labai iš tikrųjų kaist kojas, tas dalyks, uns galbūt ne tai, kad neišdirbts, bet kad V formas variklis ir tai dėl to galinį cilindrą aušėnim ir tokį techninį sprendimą padaryti turbūt. Tai biški ir šilta važiuoti, vasarą tikrai ir šilta važiuoti. Tai va toks vienas iš tų minusų būtų. Kits minusus, baks yra mažus. Baks į baką telp. Tiksliai labai nepasakysiu, bet tarp 18 ir 19 litrų. O ta Honda, jeigu spaudi, pasiėm kurą. Jeigu nespaudi, nėra tiek man iš tikrųjų važiuoti, kad, sakykime, 90 km per valandą, tegul būna 100 ir viens pats be lagaminų, be daiktadėžių, be nieko. Sunku pasakyti kiek unsiem, bet esu važiavęs viens pats ir su daiktadėžėm. Tai, kiek pamenu, įsipyliau pilną baką, dapyliau 16 litrų. Kas reiškia, kad buvau bakį da palieki 2 litrą ir buvau nuvažiavęs 280 km. Suteik. Tai realiai 16 litrų 280 km. Spręskit patys. Kažkas apie 6 litrus gaunas. Kompiuteris, jeigu važiuoju, viens pats jeigu važiuoju, kompiuteris rodo gražiai važiuojant 5,5, 5,6 litrų ir buvo 5,4. Bet čia vėl, čia tų niuansų ir visokiausių turbūt. Ir žmogaus keikon sver turbūt tas paėmėms gal kėsti ten po to kablėlį. Ir vėl čia kalniuks, nuokaln, padongas vienoks kitoks. Tai tų niuansų čia yra, čia po to kablėlį turbūt nereikia skaičiuoti. Ir aplama. Mocau kurą, kaip sak, nieks neskaičiuojam. Moc į pasivažinėjimam, o keikunciau jam, teik jam. Jo, baksai mažas, iš tikrųjų keliaujant, šiek tiek norėtus biškį didesnį, nes turėjau kelis toks atvejus čia Lenkijoje, kada jau maniai rodo, kad aš jau nebeturiu kurą, o degalinių ženklų dar nėra. Tai ir 30 ir 40 km da važiuoti su tau kuru, kur atrodo jau tu nebeturi visišką. Greitį numeti, kiek be įmanom, kad tik tą mažiau imtų. Jo, tokių situacijų ir. Nežinau, kaip čia bus ta kita kelionė. Turbūt gal pasiims kokį porą litrų bambeliok, kur kažkur tai į kalnus, kad turėti. Nes, būtų nesmagu kažkur kalnus pritrūkti kurą, ne? Tai va, teiksiu to baku, teiktų žinių. Kas dar šitų minusų ir nežinau. Mane asmeniškai daugiau turbūt minusų nėra, išskyrus, kad ant akumuliatoriaus rodo vien minus, kad pliusą irgi, tai išsilygint. Kas toliau? Matot on štava dalykų. Jaunims, klausykitės. Mėgstate nepasikeisti į kokią Krapovičių. Bet žinot, kas būn? O būn tas, kad jūs prarandat newtonus. Tas duslintos tor sklendi, katron regulion komps. Gal biškai pasakos, kaip tas vyksta. Kada optimaliai atsidaro sklendi, tarkim, uždarytas sklendi ir padidėja biškai back pressure. Tai tas reiškia, kad
jūs žemus ūkius turi daugiau Newton. O kada atsidara sklendį, tada palaisvėja išmetėms ir jūs tuomet turit mažesnį back pressure ir daugiau arklių kilovatų. Tai va, tai kad užsidedat tus vis aftermarketins, ypač po ten 50 eurų, kur galite nusipirkti. Jūs galvojat, kad motociklus važiuojant geriau. Nu, jo, galbūt važiuojant geriau, kada tu smaugi iki galo, bet ne velnans negeriau nevažiuojant iš Veitsų, ypač jeigu važiuojant su kažkokiu dar krovin. Ir aš jau nebekalbu apie kažkokį serpentins, kur tikrai tas mods gera labai tvarkos su serpentinas, nes ant turi daug newtonų. Ir tikrai gali antrų, trečių drosę važiuoti kalnus. O įsivaizduokit, kad jūs užsidedat kažkokį, pavadinkim, gaidį ir jūs prarandat galias. Ir jeigu jūs važiuojat ne viens, plus dar turit dėžių, tai, pat suprantat, kai ko prarandat. O po miestą aš nežinau, su tas aftermarketas, jūs lakstot dugnas? Man atrodo, kad nelakstot. Tai, ant CTF važiuojam 270. Su tuo glušu. Ir tikrai daugom Bretons D9. Tai, nežinau, ar į tikslus kažkuo ten dėti ant aftermarket. Aišku, čia galbūt dėl grožio, dėl garso. Gal kažkam patink. Mane į kelionę kaip tik erzint tas didelis toks garsus. Tai tas į labai puikus ir aš tikrai nesiruošiu keisti. Aš jums gal parodėsiu iš tikrųjų video, kaip tas kalendėlį dirba čia, kur ir įdėta. Pamatėt, kaip tas duslintos veikia, ne? Tai gal ton temą ir užbaigiam. Kiekvienas turim, aišku, savo nuomonės. Galit keisti dėl garso, galit nekeisti, galit pirkti kitus motociklus ir važiuoti su kitas. Čia kiekvieną pasirinkims. Kadangi darom dabar Apėnų video, tai bandau dėl to Apėnų ir papasakoti. Kas toliau? Kas uns aplamai yra? Šiaip uns aišku nėra Honda Blackbirds, bet kada Honda Blackbirds iškeliavo į Daus, tas buvo berods 27 ar 28 metas, kada jau nebeleido, tai pasirodė tas, todėl daug kas vadin, kad ons pakeitė būtent tom Blackbird. Aišku, tai nėra tas pats motociklas ir tai nėra tas pats variklis. Čia ir VFR, kaip minėjau, V4 ir tas užrašas tom pat sak. VFR, tai yra V4 Racing. Vot, toks tokelis apie ton variklį. Apie perėjom, sakykime, nuo Fireblade į biškį naujesnį. Kon, apžiūrėkim gal kokį stabdžius, ne? Norit pamatyti, kas čia yra. Kon čia mes turim. Taip, ir Nissins 3 cilindriokų. Stabdė berods ir 320 diską. Ko mes čia turim? Turim tokį reguliuojams amortikus. Teik priekį, teik ir gali. Gali, nežinau, diskėlis kelių ant yra. Kelių yra skersmens. Stabdžių disks. Nissins. Turim centrinį kojelį, kad šiaip nebūn pasams. Turim kardaną ir turim vienos posės šakę.
Nu, tas į labai gerą kelionę. Nepakeičiams dalyks. Nepakeičiams dalykėls. Kodėl nepakeičiams? O tu dėka nerek tept grundėnis, nerek vežiuoti 2 baliūnėlių papildom, bei nuvalyti, kai tą tepti. Tai superinis dalyks. Kas daugiau? Gal dar norėjau paminėti, kad TV ferą važiavom, gan smagiai važiavom. Pats su naujas važiavęs ne Lietuvoje, aišku. 209. 209 važiavau ir įsijungė ribotos, viskas, daugiau netrauk. 209 buvau su visom dižėm, woblinga nėra, nors vien kart buvau pagavęs woblingą, toj švelnų woblingėlį. Tas buvo biškunt vingi, bet tas buvo todėl greičiausiai, kad mums bišk padong buvo minkštą galėjant. Matai, dėl to pagavau wobbling, bišk šalta buvo pasidarę, bet laiminga baigės. Kaip sakant, adrenaliną gavom, dopaminą irgi, o tas turbūt ir vienas iš tų faktorių, kodėl mes vairuojame manetas motociklus. Nu, čia aišku, špunkininką gal nesutiks, bet tai greit prijaučiant, manau, paantrins maniai. Tai va, nu vat, nežinau, kun dar čia papasakoti apie Labai daug čia nieko pasakoti. Mane jums tikrai patogus. Nenuvargstu kelionės. Gal irgi pasigėrus, kaip viskas geras. Sak, nuvažiavau 1000 km per dieną, kad 1200 rekordą. Tai palaikykit monalų. Aš nuvažiavau 1856. 1856 km nuo ryto 9 Belgijos laikų iki nakties 2 Lietuvos laikų. Ir aišku, daug kur stojau ir vėlgi aš gal sugrįžu prie baką, kodėl ir ons labai mažas, nes aš iš tikrųjų spaudžiau tus vis kilometrus sąžiningai spaudžiau. Aišku, kad spaudė, turi stoti ir į degalinį. Tai stodavo į degalinį, kas 120-140 km ir dasipildavau maždaug 114 litrų. Tai dugnas važiuojant, uns jam 10-11 litrų. Pasak, sakyčiau. Pasak. Nedaug. Tikrai jam nedaug, bet vat minus ir tas baks, kad turi dažną stoti. Į to Honda 800 VFR. Es buvau įsipylis 24,5 litrą į baką. Aišku, ten varvinau. Tai vat norėtus, kad čia va teik būtų. Tikrai norėtus, kad čia teik būtų. Aišku, tas vat išėjai tam pasibaigus, išėjai tas modelis. Tai galbūt čia ton bugą ir bandė pataisyti. Ir galings, šiaip sakyčiau, 10 litrų nuvažiuojant dugnas ir nedaug. Aišku, ne kiekvien dieną mes važiuojam tas dugnas, bet norėtus bėž didesnį baką. Koks dar minus, va, atsiminiau minus. Labai ir nepatogiai pritaisyti vis prietaisus, nes turėjom skydėlį ganėtiną siaurą ir kur tik besuk vairą, tai jau kliūnva į tus galus. Aišku, navigacijai prisidėjau, telefon prisidėjau, kamerą turėsiu. Nu, bet va toks, va, įsidėjau navigacijai, nebematau posę apsukų, nebematau temperatūros. Galbūt reikės perdėti, nežinau. Tu įdomi dalyk darysiu, nežinau. Ar ir kas nors iš vis darint tauringų, esmą atsiaišką, jie būsiu. Čia priekį apkrauti, čia gali apkrauti panašiai, ir tų fanatikų. Tai aš bandysiu tik priekį apkrauti. Gal biešk parodys, kaip atrodos mane biešk čia. Čia netyčia. Vo taip, tašelis per čia ir čia, aišku, dar biešk užsikabins. Čia nieks neriam. Čia biešk tvirtesnį dirželį. Reikės tam per skylį perdėti. Tai manau, kad visai
tvarkinga ir gera. Tvarkinga ir gera. Va taip. Ko neminėjau. Turim navigaciją. Praeinam vos pro šoną. Aišku, čia rankom viskas kaip patogiai. Bet va, žiūrint iš vairuotojų. Biškį patvarkykim. Žiūrint iš monų, vairavim dabar pozicijas. Čia bus telefonas. Viskas ok. Čia navigacija. Čia matau greitį. Kas į labai gera. Biškį pasilinkis. Nu, nebematau čia nieko. Per šoną irgi nebematau nieko. Nu, aišku, va taip va bus, va taip. Apsuku matau labai mažą, nors senų kelionių man nerek. Tai vat. Nu, toks, kaip ir minėjau, ne adventure mucėlis, tai pritvarkyti kažkom bus ganėtinai sunku. Nors aš šiaip galvoju, gal kažkokį tokį laikiklių paimti vieną čia, kitą čia ant tų kažkom prikombinuoti tokį, kad galėt per vidurį pasikabinti, stovėti, tada mane matytų spidometras. Nu, čia aišku, ateitį. Tai vat. Kas daugiau? Ai, va, dar vienas minus. Nu, čia aišku, šildoms ronkins ir viskas tvarko. Minus, kad nėra autopilot. Bišk ir minusiuks. Bet aišku, kiekvienas motociklininkas žin, kad mes turim numeris tik tą galą. O atstuminiai veik iš priekį. Dažniausia. Ypač Lenkijoje. Tai žinokit, pro Varšuvą važiuojant, galit nebijoti. Tų atstuminių galit atliekti. Nereik 90 važiuoti. Tai nežinau, kur dar čia pinau, tai papasakojus jums. Galėjau, aišku, pasigūglinti kažkom. Galbūt jums daugiau informacijos sužinojai, bet manau, kaip pats, ar kompiuterė ne. Telefoną, Google nemokam. Tai kaip ir neturėt kelti problemų kažko sužinoti, jeigu tikrai domina toks motociklas. Tai va tiek žinių. Jeigu pateka, pirkit. Jeigu nepateka, iškuokit kažkon kitą. Mane ten ir labai liuks ir tikrai nesiruoš dar greta išsiskirti iš savo. Nu, išskirti gal aišku. Kažkas kits, bet tikėkime, kad taip nebus. Tai turbūt to ir užbaigiam transliaciją. Ir norėčiau paprašyti iš tikrųjų jūsų, jeigu pažiūrėjote iki galo, turbūt nebuvau labai jau taip ir bloga, tai gal padėkit ant liuksą vieną. Ar su draugui pasidalinkit. Gal turit kažkokių papildomų komentarų ar klausimų, gal pataisysit manim kažkur. Tai parašykit ant komentarą. Aišku, užsubscribink ton kanaliok, gal bus tokių įdomesnių video. Bent jau stengsiuos padaryti įdomesnių. Bus tų kelionių, bus dar pasiruošimų. Kažkon apie 800 papasakos parodys, kaip atrodo. Apie 800, tarp kitko, nemaža žmonių klausinėjai. Ir į kelias mytus čia buvau nuvažiavęs, ne tai ką mytus, bet į Šventį, Palangos, Šventojo, kur vykst, Šiaulius suvažiavimą. Tai tikrai žmonės žiūrėjai, žmonės, kad ir turėjai senesnis VFR 800 klausinėjai. Kitim pateko spalva, nes sako, tokia išskirtinesnė. Dažniausiai būna sakai sidabrinė jaudė. Tai tikrai žmonės atrodo važiuoja nežiūr, nors motociklas atrodo toks kaip paprastesnis, bet. Tai va.